Tai įžanginę dalį baigiant, galėtume trumpai apžvelgti apie tradicinį arba tų įprastinio angliavandenilių potencialą Baltijos regione. Jeigu dar prisimenate schemutės apie organinės medžiagos brandumą, regione taip vadinamas naftos geologijos terminas main oil kitchen, tai yra ten, kur verdami angliavandeniliai, tai yra kur jie pagrindė generuojami. Kaip jau minėjau, tradiciniu atveju jie kažkur vienu yra generuojami ir išspaudžiami ir migruoja į tas savo gaudyklės ar telkinius. Tai yra, kaip matom, Lenkijos sausuma ir Baltijos jūros akvatorija, kur yra eksploatuojami tiek naftos, tiek dujų telkiniai. Jeigu mes eisime toliau į Baltijos baseiną link Estijos, ar ne, į rytus ar šiaurės rytus, mes pasiekiam taip vadinamą tą oil window, naftos langą, kuris apima Kaliningradą ir vakarinę Lietuvos dalį, kur yra organinė medžiaga subrendusi tiek, kad generuotų naftą. Ir Kaliningrade ir vakarinėje Lietuvos dalyje yra eksploatuojama nafta. Kaliningrade nuo 65, Lietuvoje pradėta eksploatacija tik tai Tarybų Sąjungai, tai buvo visiškai neverta. Tai pradėta tik tai per politinių sumetimų 90 metais po tarybinės blokados. Toliau einant, sakykime, centrinėje Lietuvos daly ir pačioj pietvakarinėje Latvijos dalyje yra tas ankstyvosios naftos langas. Latvijoje yra tam tikras potencialas identifikuojamas, bet gavyba jokia nevykdoma. Estijoje uolienos yra nesubrendusios. Ten nėra identifikuotas nei naftos, nei dujų potencialas, nei tradicinių, nei netradicinių. Nekalbėsime taip apie taip vadinamus tos diktionėlinius skalūnus, kas jeigu skaitėte. Shale oil ir oil shale nėra tas pats. Tai aš tai oil shale nelindu į diokteneminius kasamus skalūnus, iš kurių irgi išgaunamos dujos. Tai yra šiek tiek kitas išteklis. Dabar buvo klausimai truputėlį apie gavybą Lietuvoje. Tai šiuo metu nafta išgaunama Lietuvoje vakarinė daly, tik tai sausumoj, Kaliningrade, turbūt irgi žinot, yra D6 kažkur štai šičia, gal net bus parodytas už tai D6 Kaliningrade, iš kurio išgaunama ir Baltijos jūros akvatorijoje nafta, bet šiaip ir Kaliningrade pagrindiniai telkiniai yra sausumoje, išskyrus tą vieną platformą su gal 18 ar 22 gręžiniais iš platformos, 21 km nuo kranto. O Lietuvoje iš 13 iš viso yra aprobuota ir identifikuota 20 naftos telkinių, iš 13 vykdoma gavyba vakarų Lietuvoje, čia tais juodais taškiukais parodyta. Yra išduoti 5 leidimai, taip vadinama licenzijos naftos gavybai, 5 bendrovėms, 9 plotams ir telkiniams, jūs čia juos matote visus mėlynoms spalvomis ir tik 4 bendrovės iš jų vykdo gavybą, šitie 2 plotai kol kas dar tyrimo stadijoje. Latvijoje, kaip minėjau, jeigu pažiūrėtume į tą formalią licenzijavimo, situacija yra priešinga. Ten yra išduotos 4 leidimai tyrimo Baltijos jūros akvatorijoje, plote, kuris yra ginčytinas su Lietuva, dėl ko ir nerasifikuojama siena, aš manau, yra pagrindinė priežastis, nes visi šitie geltoni blynukai tai yra tradicinės naftos susikaupimui potencialios perspektyvios struktūros, kuriuose nėra patvirtintas naftos buvimas, tačiau tie netiesioginiai geologiniai tyrimo duomenys, tai matome pačioj pietvakariniai Latvijos daly, tų struktūrų irgi yra. Bet Latvijoje nėra išgręžtas nei vienas tyrimo, jau ne tik gavybos, gavyba nevykdoma, bet nėra tyrimo gręžinių nei sausumoje, nei Jeigu žiūrint apie Lietuvos naftos gavybą, matom, pradėta nuo 90-ų, kulminacija buvo pasiekus apie 2001 metus, kai buvo per metus išgauta apie 50 tūkstančių tonų naftos ir sumažėjo maždaug 60% nuo 2009-ųjų, dabar šiek tiek stabilizuojasi apie 100 tūkstančių tonų per metus. Ir išgaunamieji prognoziniai ištekliai, aišku, yra netiesiogiai gana senoki vertinimai, bet yra įvertinti virš 60 milijonų tonų.